Kiekvienas norime turėti ne tik gražią, bet ir sveiką odą. Deja, neretas susidurime su įvairiausiomis odos problemomis. Šiuolaikinis žmogus žymiai daugiau dėmesio kreipia į savo išvaizdą, todėl atkreipia į tokias odos problemas kaip raukšleles, atsirandančias nuo 30 metų, į celiulitą, taip pat į suglebusią odą, kuri atsiranda, jeigu staigiai netenkama svorio. Taip pat paaugliam dažnai psichologinį diskomfortą sukelia ir spuogai atsirandantis veide ir nugaroje. Niekas nenori vaikščioti ir su raudonais žandais. Tai veido raudonė, kuri atsiranda dėl odos paviršinių kraujagyslių smulkių išsiplėtimo pastovaus. Šiom problemoms spręsti yra sukurta labai daug įvairių kremų, tepalų, losjonų, tačiau ne visada šias problemas pavyksta išspręsti šiomis išorinėmis priemonėmis. Kai nepavyksta padaryti to kremais ir tepalais, tada šiandien jau galime pasinaudoti neinvazinėmis estetinės medicinos procedūromis. Šiandieną Biofest klinika pristato naujieną – pirmąjį Baltijos šalyse inovatyvų aparatą RayLife, atliekantį neinvazinės veido ir kūno procedūras, kurių veikimas paremtas tarptautiniais moksliniais tyrimais. RayLife aparato išskirtinumas yra 3 skirtingos technologijos. Tai yra akustinės bangos, radijo dažniai ir intensyvi pulsinė šviesa. Naudojant akustinių bangų technologiją galime efektyviai mažinti celiulitą, koreguoti kūno apimtis ir tai vyksta natūraliu būdu, nepažeidžiant odos vientisumą. Tiesiog vyksta giluminis masažas, limfos drenažas ir gerėja medžiagų apykaita. Todėl galime sakyti, kad tai yra saugiausias, sveikiausias neinvazinis riebalų šalinimo būdas. Parametrai yra parenkami individualiai, atsižvelgiant į odos tipą, celiulito lygį, laipsnį ir rūšį. Naudojant radijo dažnių technologiją galime efektyviai kovoti su odos senėjimo procesais. Kadangi poveikis yra pagrįstas šilumos sukūrimu audiniuose, todėl keičiasi dermos struktūra ir tai yra įrodyta moksliniais tyrimais. Rezultatas gerėja veido stangrumas, lygėja raukšlės, oda įgauna jaunatvišką spindesį. Lyginant su kitais radijo dažnių įrenginiais, mūsų RayLife aparate yra įmontuota vėsinimo ir vakuumo sistemos. Taipogi šis aparatas veikia dvipolių elektrodų pagrindu. Naudojant impulsinę šviesos technologiją galime efektyviai šalinti įvairius odos pakitimus. Tai yra pigmentinės dėmės, veido raudonis, kuperozė, nepageidaujami plaukai, raukšlės. Ypatingai gerų rezultatų galime pasiekti gydant akne tipo spuogus, reguliuojant riebalinių liaukų veiklą, kadangi tam tikro spektro impulsinės šviesos spinduliai veikia bakteriocidiškai. Lyginant su kitais aparatais, šiame aparate yra įdiegta vėsinimo sistema, todėl procedūros klientui yra saugios ir komfortiškos. RayLife tai net 3 skirtingos technologijos viename aparate – intensyvios pulsinės šviesos, akustinių bangų ir radijo dažnių. Sprendžiant įvairias odos problemas, maksimalų efektą galima pasiekti derinant keletą šių technologijų. Tyrimais įrodyta, kad RayLife procedūros saugios, nesukeliančios šalutinio poveikio, jos nepažeidžia odos, nekenkia organizmui. RayLife procedūros neskausmingos ir neinvazinės. RayLife poveikis ilgalaikis. Rezultatas išryškėja per tam tikrą laiką ir išlieka ilgam. Tai įrodė daugybė mokslinių tyrimų. RayLife veikimas neparemtas kavitaciniu principu. Tai reiškia, jis nežaloja ląstelių, nekenkia audiniams. Dėka RayLife procedūrų kūno formos mažėja natūraliai, nes organizmas skatinamas natūraliai skaidyti riebalus. RayLife pritaikytas tiek moterų, tiek vyrų odai. Tačiau nepamirškime, graži oda ir sveikata neatsiejami nuo mūsų mitybos ir gyvenimo būdo. Tuo taip pat pasirūpino natūralios medicinos ir grožio klinika Biofest ir kviečia visus turinčius odos ar sveikatos problemų atlikti maisto netoleravimo testą. Maisto netoleravimo testas yra atliekamas folio metodika, Vokietijoje pagamintų ir vokiečių mokslininkų sukurtų aparatu Dermatron CLS. Mes analizuojame apie 200 maisto produktų, labiausiai problematiškų ir labiausiai netoleruojamų. Atlikus analizę, pateikėme žmogui rekomendacijas apie sveiką mitybą, kokių maisto produktų reikėtų vengti,
kokių reikėtų atsisakyti tam tikrą laiką. Taip pat patariame, kaip reikėtų derinti maisto produktus. Todėl nevertėtų baimintis, kad atlikus šį maisto netoleravimo testą reikės laikytis drastiškos dietos. Savo odos grožį patikėkite natūralios medicinos ir grožio klinikai BioFest, įsikūrusiai Studentų gatvė 37 Kaune. Daugiau informacijos www.biogrožis.lt. Lapkričio-gruodžio mėnesiai su Eurovaistinės lojalumo kortele Medus 20% nuolaida Realife grožio procedūroms ir 10% nuolaida maisto netoleravimo testui.